Ir šiandien jums bandysiu parodyti, kad Panevėžys yra geriausias miestas pasaulyje. Ir mano manimu, šiuo teiginiu yra sunku suabejoti, kas yra buvę Panevėžyje, man tikrai pritartų. Dėl to, kad Panevėžys visų pirma yra labai gražus miestas. Panevėžys turi senvagę, gal ne visi žino, kas tai yra sena upės vaga ir ji yra pačiame centre miesto ir ten gali ateiti, pasėdėti, paskaityti, pabūti su draugais, atsinešti puodelį kavos ir visų pirma tai yra kaip parkelis ir labai gražu, kai judriame mieste tu gali kažkur išbėgti, kad ir darbo metu trumpam pailsėti ir padaryti nedidelę pertraukėlę. Visų antra, Panevėžys yra augantis miestas ir tikrai pamatysime daug jame inovacijų atvažiavę. Visų pirma, mes turime naujausią areną, kurioje veiks krepšinio čempionatas ir ten žais lietuviai, kas yra labai gerai ir prideda Panevėžiui labai daug taškų. Visų antra, mes turime labai daug gerų gimnazijų, kaip Juozo Balčikonio gimnazija 5 vidurinė, kurios garsėja geriausiais rezultatais Lietuvoje ir patenka į 10 geriausių mokyklų. Ir Panevėžyje tikriausiai geriausias dalykas tai yra panevėžiečiai, kurie yra labai šilti ir geri žmonės. Kiek aš pažįstu panevėžiečių, pažįstu jų daug, jie yra labai geri žmonės. Netikėkite gandais, kad Panevėžys yra forsų miestas, kur eini ir visi žmonės tau duoda į galvą, kur tik pasisuksi, ne, tai yra saugus ir geras miestas, o panevėžiečiai visada svečius priima šiltai ir linki jiems pačios geriausias kloties ir labai gero praleisto laiko Panevėžyje. Taigi manau, kad parodžiau, kad Panevėžys yra labai geras miestas ir jame verta apsilankyti. Sveiki visi, aš esu Ugnė ir aš pasistengsiu jums visiems visiškai įrodyti, jog pusryčiai yra vienas iš geriausių dalykų mūsų stovykloje. Visų pirma, mes visi visą naktį nemiegame, atsikeliame ryte labai pikti, žiauriai alkani ir vienintelis geras dalykas ryte tai yra mūsų pusryčiai, kurie visada būna žiauriai skanūs, žiauriai laiku ir žiauriai nemokami. Todėl mes visi būname be galo laimingi ir juos, aišku, suvalgome, nes pagalvojame, kad pietus bus labai negreitai, o pilvai tikrai mūsų tokio laiko tarpo neištems. Taipogi savaime suprantama, jog pusryčiai yra ir vienas iš svarbesnių mūsų rytinių darbų, jog jeigu mes nepamaitiname savo pilvo, tada mūsų pilvas groja maršą ir savaime suprantama, jog mūsų ir protas neveikia, nes jisai klauso pilvo, ką groja pilvas, o jeigu pilvas mums groja maršą, tai mūsų protas tada klauso tiesiog tą maršą. Toliau norėčiau dar priminti, jog pusryčiai yra labai geras daiktas. O iš tikrųjų tai kiekvienas savaime suprantama turi savo nuomonę apie pusryčius, tačiau tie, kurie nevalgo pusryčių, mano galva yra ne tokie žvalūs kiekvieną rytą. Labai svarbu išgerti šiltos arbatos per pusryčius, nes tai tave pabudina. Ačiū. Mėginsiu jūs įtikinti, kad tokio dalyko kaip NSO tikrai nėra. Visų pirma, NSO tai standartiškai tai įsivaizduoja žmonės kaip diskinį kažkokį tai skraidantį objektą, tačiau tai realiai nėra įmanoma, kad jis galėtų keisti kryptį besisukdamas ir tiesiog ore, be jokių papildomų dirgiklių. Taipogi, kas galėtų šiuos NSO valdyti, nėra žinoma, nes jokiose planetose nėra atrasta šių gyvybės ženklų, tik tais Žemėje. Ar pats tiki? Ne, NSO aš netikiu, nes tiesiog tai nėra realu. Žmonės pasakoja, kad jie atsiranda ir išnyksta, tačiau nieks negali, tiesiog tai nėra įmanoma, kad kažkoks tais objektas pasiektų šviesos greitį ar kažkokiu kitu būdu bent jau prie jo labai arti priartėtų.
pristatysiu temą apie priekabiavimą mokyklose. Mano atžvilgiu tai yra labai blogas dalykas visų atžvilgių, nes būna labai nukentėjusių žmonių, kurių vaikystė ir visas gyvenimas gali būti sugriautas. Kaip pavyzdį galiu duoti kažkada tai matytą vaizdą, kai berniukai prilėkia prie mergaičių pradeda priekabiauti. Šią temą tikrai labai sunku kalbėti, bet... Rėkit, aš tikrai žinau, kad atsistojus į šitą vietą tikrai ne vienas kirstųsi kaip ir aš, bet kad sunku, tai tikrai sunku. Kadangi pats tikrai nesu nukentėjęs, nežadu kitų nukenksminti, tai tikrai sunku. Taigi kalbą baigiau, dėkoju. Sveiki, aš esu Ieva, esu iš Šiaulių, kalbėsiu apie Šiaulių elitą, kaip vadinamas 3 juostelės. Mano nuomonė tai yra, negaliu vadinti tai elitu, nes tai yra, galima juos vadinti forsais ir jie tikrai nėra pagal viską draugiški žmonės. Čia tik mano nuomonė, kitiems gal jie, pavyzdžiui, matau 3 juostelės ir yra labai miela mergaitė ir labai draugiška. Tikiuosi neįsižeisiu, kaip pasakysiu. Atsiprašau, mano balsas labai dreba. Kai daug kas Šiaulius pažįsta pagal tą veikėją Saulėną. Ir sklando tokį juokelį, kad Šiauliai yra grynai toksai miestas. Bet tai... Jo, Saulėnai saulė, jo, gal. Bet čia yra tik tai bendra nuomonė, kuri yra klaidinga, nes jei vienas kitas yra veikėjas, tai dar nereiškia, kad visas miestas yra toksai jau 3 juostelių aukos. Ir nebežinau, ką pasakyti, ačiū už dėmesį ir atsiprašau. Labą dieną, esu Jurgita iš Šiaulių. Šiandien kalbėsim alkoholio žala žmogui. Kiekvienas pasirenka savo atsipalaidavimo būdą. Vieni sportuoja, kiti skaito, kiti lanko teatrą, kiną. Kai kurie žmonės atsipalaiduoja vartodami alkoholį. Tai yra netinkamas atsipalaidavimo būdas. Mes prarandame sveiką nuovoką, galime pridaryti žalos savo, kitiems, aplinkiniams. Po to galim neprisiminti, ką padarėm, gali įvykti nelaimingo atsitikimo, gali įvykti nenumatytų atvejų, galime gailėtis, ką padarėme. Taip, kad norėčiau visus paraginti nevartoti alkoholio, sveikai leisti laisvalaikį. Ačiū už dėmesį.